Šiandien važiuojam į baseiną. Rihuelos kalnai čia. Kalnai visada labai įspūdingai atrodo. Nu, kelias toks įdomesnis, kažkur tai. O, papa, kiek mašinų. Man atrodo, buvo žiauriai nepratinga važiuoti sekmadienį. Einam, pažiūrėk. Šiaip tai, žinokit, nėra jokių užrašų. Galvojau, surasiu užrašą, kad būtų užrašyta, bet nu. Žmonių tiek, aš net tiršta. Tikrai buvo šiaip savo sprendimas sekmadienį čia atvažiuoti. Žmonės atvažiuoja su šaldytuvais, šeimom, su vaikais, švenčia gimtadienius. Einam parodysiu persirengimo kabinę. Tik įėjus yra dušai. Nu, tokios persirengimo kabinos. Tualetai tokie, šiaip sau. Visai graži teritorija. Čia yra vaikų mažiukas baseinas. Yra ledus, kur pardavinėja. Čia yra baras. Neisim arti. Piscina municipal arba savivaldybės baseinas, miesto baseinas, kurį turi praktiškai visi miesteliai. Baseinai būna atidaryti 2 mėnesius per metus. Paprastai tai Liepą rugpjūtį, kai kuriuose miesteliuose dar ir birželį atidaryta. Tai realiai 2 arba 3 mėnesius. Dušai nusiprausta. Va, įrengti tokie staliukai. Žmonės susirenka, pietauja, vakarieniauja. Nu ne, pietauja daugiau, nes vakarieniauja vėlai. Tai va. Kas nori pavėsiai po medžiais, kas nori ant saulės.